Give you some more, make you overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more, make you overdose. Mano nustebimas, ir man atrodo ne mano vieno, yra tai, kad Pro ir Pro Max modeliai galės filmuoti erdvinį vaizdą. Tai yra funkcija, kuri dar tik tai iš esmės pasirodys ir bus naudinga, tuomet, kai išeis Apple Vision Pro akiniai. Tai žadama, kad su šitų telefonu bus galima filmuoti 3D erdvės vaizdą, kurį vėliau matysime per akinius. Tad reikia dar palaukti pusę metų, bet čia tikrai naujovė ir nesitikėjau. Kalbant senoviškai, tai bus stereo nuotraukos ir stereo vaizdas. Mane labiausiai nustebino, kiek daug vartotojų pasiūlė šių metų iPhone 15 ne Pro seriją. Pirmiausia, buvo galutinai atsisveikinta su įkirpimu ekrano viršuje, jį pakeitė Dynamic Island, kuris dabar yra standartas visose iPhone telefonuose. Rėmas dar pagražėjo, matinė nugarėlė suteikė tiek solidumo, jog turėdamas rankoje šį telefoną nebesijauti kažką atidavęs, to labiau, kad ir galinė kamera ir visa kita smarkiai patobulėjo. Inovacija būtų USB-C jungtis, pagaliau iPhone'as tai padarė, visiems, kas dabar turi daug įrenginių, tai yra gerokai paprasčiau, nes reikia mažiau laidų. Tai ačiū už USB-C jungtį, seniai reikėjo. O aš atskirai noriu paminėti iPhone 15 Pro Max 5 kartus artinančią telekamerą. Jis turi tetraprizmės konstrukciją. Į tokią vietą pavyko sutalpinti 120 mm objektyvą dėl to, kad ten viduje yra veidrodžiai, kurie 4 kartus spindi šviesą. Nerealus sprendimas, iš tikrųjų dizainas visai nepakito, o priartinti vaizdą galima iki 25 kartų su skaitmeniniu artinimu. Kamera, tai pradedant nuo paprasto 15 modelio ne Pro, tai jis pagaliau turi 48 megapikselių kamerą, kas anksčiau buvo tik tai 14 Pro modeliuose, ar ne? Taip pat Apple žada, kad šitos kameros yra dabar padengtos kažkokiu specialiu filtru ar tai sluoksniu, kuris mažina saulės zuikučius. Tai yra... Nebus baltų dėmių. Taip. Ir atrodytose demo nuotraukose tai, kad veikia visai gerai. Be abejo, portreto režimas, kurį jau išbandėm, tai nufotografavus portretą gali pasirinkti, kur atsiras fokusas, ar fone, ar kairiau, ar dešiniau. Ne visai nauja funkcija, bet gerai veikia. Ir tuo pačiu režimas yra, kad jeigu fotografuoji katę arba šunį, savo augintinį, tai gali taip pat jį fotografuoti automatiškai portreto režimu. Nereikia perrinkti portretą. Tai visai geri dalykai, aišku, Pro turi dar geresnius. O taip, Pro pagrindinė kamera, nors irgi 48 megapikselių, yra dar geresnė, nes turi didesnius taškus, sugeria daugiau šviesos. Taip pat pasikeitė židinio nuotolis ir galima nustatyti 24, 28 arba 35 mm židinio nuotolį standartiniai kameroje, o tai reiškia, kad jis visiškai atkartoja įprastų fotoaparatų židinio nuotolį, profesionalam dar patogiau. Ir galima tiesiogiai sujungus laidų, pavyzdžiui, naudojant Capture One programėlę, fotografuoti Pro RAW nuotraukas, siunčiant jas tiesiai į savo MacBook ir apdorojant. Tai visiškai profesionalus darbas. Dizaine man patiko, kaip minimaliais pokyčiais galima pasiekti maksimalių rezultatų. Pavyzdžiui, labai paprastas dalykas. Paprasčiausiai iPhone 15 aliuminio rėmo briaunos pasidarė šiek tiek ovalesnės. Ir viskas, nebepjauna delno, daug patogiau guli delne. Matinė nugarėlė, aš jau tai minėjau, iš tikrųjų mažiau traukia piršto atspaudus ir atrodo gerokai solidžiau. Dizainas atrodo pasikeitė nedaug, tačiau vėlgi Dynamic Island atsiradęs ekrane ir išnykęs įkirpimas, visą tai pakelia jį į kažkokį tai tokį naują lygį. Iš esmės, tikrai delne tie kampai tikrai malonesni. Tas titano rėmas, nepasakytum galbūt taip paėmęs, kad čia yra titanas, nesu anksčiau laikęs titano rankose, bet labai patinka, kad tas lengvumas jisai labai subtiliai, bet jaučiasi. Kažkam tai patiks, kažkam tai gal nieko labai ir nepakeis. Ir tuo pačiu šita būtent spalva, šito Pro, kurį mes turim, tamsiai mėlyna tikriausiai, ar ne, labai tokia subtili graži. Tai tiesiog jaučiu, kad daug smagiau laikosi rankose, negu galėjau tikėtis. Tie apvalūs kampai yra tikrai malonus. Tai pokytis be abejo yra Action buttonas, jisai yra čia. Ir tai yra mygtukas, kuris gali atlikti daug funkcijų. Pavyzdžiui, aš jau dabar pasirinkau, kad jį paspaudau ir palaikau, jis atidaro kamerą, dar kartelį paspaudžiu, padaro nuotrauką, paspaudžiu ilgiau, daro video iš karto. Taip pat galima pasidaryti, kad jisai būtų, pavyzdžiui, prožektorius arba jungtų tylųjį režimą, prie ko buvom pripratę. Tai man atrodo, kad daugelis šito pokyčio laukia, bus tų, kas pasigenda to nagu paspaudžiamo mygtuko įjungti tylųjį režimą, bet man atrodo labai praktiška. Galima susikostumizinti kokį nori mygtuką, kaip tik tau patinka. Jėga. Jie galės pasiimti iPhone 15, jeigu reikės to mute jungtuko. Man paliko didžiausia vis dėlto pokyčio įspūdį naujas procesorius A17 Bionic, kuris atsirado Pro telefonuose.
Pirmiausia ir labiausiai tai net ne bendras jo pagreitėjimas ir ne 3 nanometrai, o vaizdo procesoriaus patobulinimas. Papildomas branduolys daug didesnė galia ir svarbiausia, jisai pavertė šiuos telefonus puikiomis žaidimų konsolėmis, kurios gali žaisti žaidimus palaikydamos ray tracing funkciją. Tai, kas buvo anksčiau būdinga tik tai didiesiam kompiuteriniams žaidimams ir žaidimų kompiuteriams. Mano rezumė tai yra, kad daugybė mažų ir malonių smulkmenų ir aš pirmą kartą galvoju apie Pro Max, kuris yra šiaip delnai didokas, bet kažkaip maloniai laikosi ir ta 5 kartų zoomas kamerai mane tikrai intriguoja. Kaip ir tas action buttonas, kurį dabar porą kartų išbandžiau ir supratau, kad visiškai naudinga, kad nereikia visgi ten kamerą spausti, tarkinti arba tylų režimą įsijungti. Dynamic Island taip pat iki šiol nelabai naudojau, bet irgi intriguoja. Žodžiu, toks solidus, paprastas telefonas ir kažkaip net negalvojau, kad taip smagiai jisai rankoje lips. Vienu žodžiu, visi žingsniai padaryti taip, kad tai tikrai labai patrauklus ir išties suteikiantis daugiau negu tikiesi iš kokios nors reklamos telefonas praktiškai naudojantis. Nekalbu apie tai, ką gali jo kamera. Paprasčiausias klausimas tau, klausyk, pirksi? Svarstau, bet dabar aš galvoju apie Pro Max modelį. Man jisai kažkaip netoks ir didelis, kaip aš galvojau. Gal dėl to, kad be dėkliuko, bet rankoje labai gerai laikosi, mano delnai dideli. Tuo pačiu, man atrodo, dabar jau paprastas, ne Pro modelis, jisai paima iš senesnių versijų visus geriausius dalykus ir tampa irgi labai solidus. Tai nežinau, ar visgi likti prie Pro, prie kurio esu labiausiai pripratęs, kurio svorio nuėmimas labiausiai jaučiasi ir kuris man yra toksai, labiausiai mano. Tai reikės dar pagalvoti. Aš ramia sąžinė galiu rekomenduoti šios visus modelius visiems, kas nori iPhone telefonų, dėl to, kad Pro gavo naujus procesorius, naują svorį, mažesnį, o 15 serija be Pro raidės gavo Dynamic Island ir kitus patrauklumus, kurie buvo būdingi tik tai Pro serijai anksčiau. Vienu žodžiu, augimas akivaizdus ir labai gerai, kad jau galima jos iš anksto užsisakyti Tele2 salonuose arba internetu. Taip. Jau. Alio, klausau, Tele2 skambina. Ką dar pasakyti pabaigai?